gražią, malonę, simpatišką ir charizmatišką viešnią Kristiną. Labas, Kristina. Labas, Ingrida, ir labas visi, kurie žiūrėsit, labai fainiai mane pristatėjai, ačiū labai, tai kaip čia dabar to šypsenos nelaikysi ant veido? Tai jau būtinai, mes mėgstam, kai susitinkam. Ir sveiki visi, turbūt nepasisveikinau, nes norėjau pristatyti. Tai šiandien tokia tema mūsų, kalbėsim apie žmogaus vidų. Nes visiems jisai svarbus, visi apie tai galvoja, kas negalvoja, vis tiek jisai egzistuoja. Žodžiu, visiems aktualu bet kokiam variante. Nes kažkaip su Kristina mes nusprendėm, kad tai yra svarbi tema ir kadangi abidvi domimės truputį per kitus kampus, bet vis tiek apie tą patį, tai mums labai norėjosi su jum pasidalinti savo mintim, savo įžvalgom, savo, tiesiog patirtim, sakykim taip. Tai va, Kristina, gal tu papasakosi, kaip mes susipažinom? Gerai, galiu tada šiek tiek žodžio perimti ir aš pati. Tai iš tikrųjų mes susipažinom, gal pradėsiu nuo to, jog turėjom vieną sesiją, kur aš turėjau energetiškai pašešėliuoti Ingridą ir išjausti jos vat tokią vidinę pusę. Ir tai buvo, kaip aš sakau, gal mūsų tokia gilesnė pradžia pažinties, nes kai prisilieti prie žmogaus, kaip sakyti, įeinant į jo tą vadinamą energetinį lauką, tai yra žymiai stipresnė pažintis, negu kad kažkur, va taip, labas, kava ir visa kita. Tai vat labai norėjau paminėti būtent tai, nes tai yra apie tai, ką mes kalbėsim. Ir kitiems žmonėms, vat šitos temos, ką mes norim šiandien paliesti, tai yra, taip tiesiai šviesiai kosmosas, kažkokie plaukiantys dalykai, apie ką galbūt protas nelabai geba suvokti. Bet taip jau yra, protas ne visada geba suvokti, bet tie dalykai egzistuoja. Tai mes su Ingrida iš tikrųjų susipažinom per visiškai, jeigu jau taip paviršutiniškai žiūrėti, tai visiškai per kitą veiklą. Mes abidvi dirbam su sveikatinimosi sritim, su Fitline sveikatinimosi sistema. Ir vat būtent to dėka atsidūrėm abidvi Maljorkoje, nuostabioje stovykloje, kuri iš tikrųjų suvedė labai daug moterų ir viena tų pažinčių buvo ir mudviejų. Iš tikrųjų, pačioj pradžioje tai atrodė ta energija tokia pakankamai įdomi, tyrinėjanti vieną kitą ir panašiai, bet kai vat buvo ta sesija, kai turėjau galimybę prisiliesti prie Ingridos šiek tiek daugiau, čia ir buvo tos mūsų tokios pirminės stipresnės pažinties pradžia ir dabar tikrai vieną kitą ir palaikom, ir pabendraujam, ir pamotivuojam, kai reikia, ir jeigu reikia į užpakalį spirim vieną kitai, kad nesustotume daryti tai, ką darom, nes iš tikrųjų tai yra žmonėms reikalinga iš vienos ir iš kitos pusės. Tai aš čia atrodė, tai bandžiau prisistatyti, va tą mūsų pažintį, ar ne, ir atrodo jau nukrypau į visokias kitokias pusės, bet visą tai, ką mes kalbėsim, tai apims. Taip, kitaip neina, nes labai kažkaip mes per aplinkų ir susipažinom netiesiogiai ir ta kažkokia, tai kaip tu sakai, ta gili būtent ta sesija, kur tau reikėjo pažinti arba ištransliuoti mano energetiką visai, kaip pasakyti, ten buvo bendra kurso sesija, tai buvo labai stipru, nes tu po to man pasakei, ką tu jautei. Tai tas toksai priartina žmonės ir žinai, kas yra kas. Man Kristina iš tikrųjų visada rezonavo, aš mėgstu nuskanuoti žmonės, kaip aš vadinu. Tai man tas toksai kažkokį mes nors ir skirtingos esam, bet turim kažką bendro kitam lygmenį, sakykim taip. Ir už tai gal lengva man bendrauti, suprasti vieną kitą. Ir dar vienas dalykas, įsiterpsiu Ingrida, kodėl mes va šiandien čia esam, nes praeitą savaitę Ingrida, praeitą savaitę, ar už praeitą savaitę, Dieve, kaip greit laikas eina. Už praeitą savaitę Ingrida man pravedė nuostabią sesiją, kur, kaip sakau, tikrai pakrapšto ten ne tik galvoj, bet kažkur viduj giliau. Ir tiesiog, kai gauni vat tą rezultatą, tą pajautimą po tokių sesijų, tada supranti, kad apie tai reikia kalbėti, nes yra tikrai žmonių, kurie tai nežino, nebandė, nesusidūrė, o tai tikrai yra pagalba susidėlioti savo mintims, susidėlioti vidiniam tam tikram, nežinau, pasauliui savo,
susidėlioti konkrečiam keliui, tikslui ir panašiai. Tas toks savęs gilesnis galbūt pamatymas, pajautimas ir to savo, to, kaip sakau, krypties pasidėliojimas aiškesnis, kai turim galimybę prisijungti prie tokių sesijų, kaip pavyzdys, kaip aš turėjau prieš 2 savaitės su Ingrida. Tai tai paskatino tikrai dalintis ir sakoma, kodėl ne? Reikia apie tai kalbėti, nes žmonės tokių dalykų ieško, jie nežino, bet tai gali būti labai, labai graži pagalba. Ir žinai, man tokia mintis kilo, tai nėra mistika, mes ten neplaukiojam kažkur padebesiais, tai yra tiesiog vidinis pasaulis, kurį visi mes turim. Ir tos vaikystės traumos, ir tos taisyklių laikymaisi, ir ką mes tik negaunam. Perfekcionizmai įvairiausi. Taip, ką mes tik negaunam per savo gyvenimą. Ir kaip aš sakau, kadangi aš pravedu sesijas ne vien tik Kristinai, bet tai mano viena iš, kaip pasakyti, įdomių veiklų, kurią aš dievinu, ir nes man labai patinka padėti žmonėm, kai žmogus jaučia po to save. Nukrypau nuo temos, dabar kažką norėjau kitą pasakyti. Viskas gerai, kalbėk taip, kaip veda širdis, tai yra teisingiausias kelias. Ir ką aš norėjau pasakyti, kad tėvai visą laiką nori išauklėti vaikus teisingai. Jų požiūrį. Duoti jiem teisingą kelią. Bet įdomiausia, žinai, ką aš sakau savo klientam, tu vis tiek sugadinsi tą vaiką. Čia juokais, taip, kabutėse. Nes mes auklėm ar mes auginam vaiką pagal savo suvokimą. O ypač tie vaikai naujos kartos, kad tu irgi turi mažiuką, jie visiškai kitokie, jie jau gimsta sąmoningi. Ir kas nebuvo mūsų tėvam būdinga, arba netgi ir man, aš vyresnės jau kartos, kur mes ten nežinojom, apie ką kalba eina. Tai taip kažkaip įvedžiau, bet dabar gal pasidalinam, nuo kada mes pradėjom domėtis. O domėtis, ar ne? Dabar aš pasakysiu gal taip paprastai. Kadangi mano tas vidinis savęs ieškojimas siejosi nemažai ir su veidoskaita, ko pasiekoja aš pabaigiau kursus, trenerių kursus, galiu vesti žmonėms sesijas ir panašiai, tai tenai man tiesiog buvo atsakymas, kai sako, nuo kada žmonės domisi. Tai tie žmonės, kuriems tai yra įdomu ir aktualu, jie domisi visą gyvenimą. Ir čia tiesiog įdomumo dėliai pasidalinsiu, ar ne, kad tie žmonės, kurie turi siauresnės akis, kurie, jeigu kažką masto, jie labai prisimerkia, kaip pavyzdys, ar ne, arba, pavyzdžiui, žmonės, kurie turi šitą veido dalį ilgesnę, didesnę, tai visi tie, kuriems rūpi psichologiniai dalykai, kuriems rūpi žmogaus vidus, kuriems rūpi tai, kas vyksta ne tik išorėje, ką supranta protas, bet kas vyksta ir širdyje, sieloje, viduje ir tam energetiniam lygmenį. Tie, kurie turi ne tik prisimerkusias akis, bet giles, ar ne? Kitų būna akys, taip žiūri išorėje, bet pas mane irgi pakankamai gilios akys. Tai visi šiti žmonės, jie jau domisi nuo paauglystės, nuo mažų dienų, kas eina į tą žmogų, kas ten jame darosi, nepaviršutiniškai, ką masto protas, bet į tuos gilesnius sluoksnius. Tai man daugiau, kas prasideda dažniausiai nuo tos psichologinės pusės, ar ne, nes, kai bręstam, tai arba jau žmonės turi tikrai tuos vidinius, gilesnius pajautimus, kaip intuicija ir taip toliau, arba tiesiog prasideda gal tas toks, jei to pats nepastebi, tas paviršinis. Tai aš atsimenu tiesiog save nuo paauglystės, nuo 12, gal 13 metų, aš labai skaitydavau psichologinius visokius pasisakymus, knygas tuo metu, paskui, kai internetas atsirado, tai ir ten visokius straipsniukus, viskas, kas lietė psichologiją, man buvo be galo įdomu. Kas yra psichologija? Tai yra žmogaus pažinimas iš giliau. Ar ne? Kodėl jisai taip mąsto, kodėl jisai taip suveikia. Tada atsirado įvairiausios knygos ir visa tai atvedė galiausiai ir į tą tokį savęs ieškojimą. Kada žmogus pradeda giliau savęs irgi ieškoti, viena, kai yra įdomu, suinteresuota ir panašiai. Kitas dalykas, kai kažkur skauda viduj. Kai žmogus nebežinai savo kelio, galbūt, ar ne. Čia irgi labai vienas dalykas, pasipasakosiu kaip tik, į temą, bet biškį atgal pargrįšiu. Yra žmonės, mokiniai, į mokyklos laikus grįžtant, tokie moksliukai, kuriems sekasi viskas. Visur eina 10-tukai, visur tu atrodai, kad ten tau gerai einasi. Ir tada tokie žmonės nelabai kitą kartą supranta, į kurią pusę jam krypti, nes kaip ir visur sekasi. Ir atrodo, gal ir sąmoningai pagalvojus, tu žinai, dabar kai pagalvoju, tai aš žinau, kur aš buvau ir kur buvo mano širdis, bet tuo metu aš to nesupratau,
nes tarsi Neklausai. visur, gali būti geras visur, plus buvo tėvų postumis, ačiū tėveliams, viskas gerai, nes ten, kur esu dabar, tai esu dėkinga tikrai jiems, tiesiog toks gyvenimo kelias mano turėjo būti, bet tikrai didelį postumį kitą kartą padaro ir tėvai. Ir kai žmogus nueina ne pagal savo širdį, kur buvo mano, ar ne, dalykas, aš ėjau ne pagal širdį, o palei protą, tai tada atėjus 30 metų maždaug, pradeda žmogus save analizuoti. Tai ką aš veikiu, kodėl aš čia esu, ar čia mano kelias, ar aš tikrai esu ten, kur reikia, ir tas skaudulys jisai pradeda augti ir žmogus pradeda savęs ieškoti. Pradeda ieškoti tos pagalbos, tai iš kur man susižinoti, kur čia tas mano kelias ir kodėl. Gal viduj mes ir žinom, bet patirtis, kurią jau nuėjom per tam tikrą metų kiekį, jinai jau sukaupta. Ir jos numesti taip paprastai iš šiukšlinę ar kažkur nesinori, nes aš jau čia esu kažką pasiekusi, įdėjau daug pastangų, įdėjau galų gale tos pačios širdies, to proto, tos energijos, laiko ir visą tai tiesiog nubraukti neišeina, nors ir norėtume eiti palei tą savo širdį. Ir tada prasideda žmoguje tas mėtymasis. Tai kur aš esu, tai kodėl aš čia, tai ką man pakeisti, tai kur man save atrasti. Ir tada prasideda tas skaudulys. Tai čia būna apie 30 metus pirmas kartas, dažniausiai žmonėms. Antras kartas eina apie 35 metus, kur tu jeigu nieko nepakeitei per tuos 5 metus, tada dar labiau save grauži. Tada vėl ieškai, tai kur čia, tai ką čia, tai kur man čia užsiimti, tai kokių man čia tų metodikų paieškoti, kad man atsakytų ar bent jau patvirtintų tą atsakymą. Ir tada būna apie 40 metus dar vienas lūžis, jeigu nieko nepakeitei, tai sako visata taip padarys, kad tiesiog paims ir pakeis. Tiesiog tada bus skaudžiai, kaip pavyzdžiui, išmes iš darbo, bus kažkokioje duobėje atsirasi, kad tu Arba skyrybos, arba dar ten kažkokios stiprios patirtys. Taip. Jeigu per tą 10-metį nuo tų pirmų minčių, kai jau tau kirbėjo, ar ne, kad reikia kažką keisti, kad aš ne savo vietoje, kad man negerai, jeigu žmogus nieko per tą laiką nepadaro, taip atsitinka dažniausiai apie 40 iki 5 metų, kad taip padaro, jog tada per skaudžią patirtį vis tiek tu būsi ištremtas į tą duobę, iš kurios tada dažniausiai jau žmogus pradeda veikti iš širdies. Ten, kuris nebenori būti, kur skaudėjo, jis nori ten, kur iš tikrųjų jį šaukė nuo vaikystės, ta vieta ir taip toliau. Čia kaip pavyzdys, o Jėzau, kiek išsiplėtojau, vėl atrodo, net nežinau, ar nukrypau, nenukrypau. Iš širdies eina tikrai. Jo, ir dabar, man atrodo, grįžtant prie tavo klausimo, kada žmonės pradeda tuo domėtis, ar ne, tai kaip, man atrodo, tas toks gilesnis atsiranda, kai atsiranda skaudulys. Kai atsiranda tas nepatogumas, kai žmogus save pametęs, kai pametęs savo vidų, kai yra per daug protų, ar ne, nuveikta jau ir taip lengvai nenumesi, tai tada atsiranda tas ieškojimas. Kaip man buvo ta pati veidoskaita atsirado mano kelyje, astrologija atsirado mano kelyje, šokio judesio terapija atsirado mano kelyje. Ir visa tai, kad ir skirtingos metodikos, jos sueina į vieną, į žmogaus ieškojimą ir savo vidaus pažinimą. Taip pačiai tu, Ingrida, turi tą savo kitą sritį, kuri man nėra tokia pažįstama, ten iš viso jau tokie tikrai subtilūs dalykai eina, pati paskui po manęs aš jau perduosiu tau žodį, papasakosiu daugiau, bet tada žmonės ir pradeda ieškoti šitų dalykų. Aš taip irgi manau, čia mūsų tas gyvenimo, kaip pasakyti, ciklas iki kokių 4 metų, iki 8 maks mes ten nusvaigę tėvų tam burbule ir mes kaifuojam gyvenimą ir tikim tais tėvais ir taip toliau, o paskui prasideda jau tas asmenybės vystymasis, jau atsiskyrimas nuo tėvų ir prasideda tas kelias. Aš galiu papasakoti, kada aš pradėjau, maždaug 18 metų, mano kažkaip artimam rate buvo daug lygų, bet tokių stiprių lygų. Ir aš galvoju, tiesa, aš labai mėgdavau, kaip intuicija pas mane visada stipri, aš skanuodavau žmonės, ką jie jaučia, viską jausdavau. Ir aš pradėjau domėtis, galvoju, kodėl tam taip sekasi, o tam ne. Pradėjau tyrinėti tiesiog savo aplinką, nieko daugiau. Ir kada pradėjo sirgti artima aplinka, aš pradėjau jau skaityti knygas, nes jau galvoju, reikia kažką daryti, kodėl jie serga, kodėl tuo serga, o ne anuo. Ir prasidėjo tas mano kelias, po to aš pati jau pradėjau savęs ieškoti, kaip pasakyti, irgi to vidinio,
Daug atsakymų reikėjo man rasti ir kada prasidėjo vyro liga, išsėtinė sklerozė, tada aš jau rimtai pradėjau gilintis. Kodėl jis serga, kodėl čia taip, kodėl aš šalia jo. Tiesiog, kodėl ir tu esi šalia to žmogaus. Ir tie atsakymai po truputį, ir kaip tu paminėjai, iš tikrųjų, dingo Kristina. Aš girdžiu tave, bet man visas vaizdas dingo, va dabar vėl matau. Aha, tu kažkur. Gal internetas kažkur. Ir iš tikrųjų, kai aš supratau, kad tai visą gyvenimą, tai mūsų tikslas, ko mes atėjom pažinti save per šitą kūną, per šitos patirtis ir patirti tą tikrą, visus jausmus, kuriuos patiriam. Ir nėra ne blogų jausmų, ne gerų, tiesiog mes patiriam. Ir pereinant, ką mes galim iš tikrųjų, kaip mes veikiam savo, ką mes galim padėti savo, tai yra mūsų mintys, mūsų jausmai, mūsų kūnas fizinis, mūsų elgesys ir galiausiai mūsų energija. Žiūrėk, jeigu mintis, galėsi tu čia ir papildyti. Mintis, tai jeigu mes save plakam kiekvieną dieną, kokia aš neklaužada, darau klaidas, ten dar kažką, arba mus tėvai taip vaikystėj, tai mes galvojam apie save blogai. Savivertė yra labai pažeminta, paminta. Ir tas galvojimas blogai, tada mes kūrėm iš to savo pasaulį, tai žmonės, mėlyjei, brangiai, galvokit, ką mąstot. Jo. Aišku, ten nereikia, tu negali būti visą laiką ten tam pozityvioj kažkokioj. Mes žmonės, mes visus jausmus jaučiam. Visur turi būti balansas, visko turi būti. Jeigu būsi per daug tam pozityviai, įsišietęs ir taip toliau, vis tiek gyvenimas numes į duobę, kad subalansuotų. Čia irgi yra. Tai bus netikra, nes mes visus, bet žiūrint, kiek tu tam esi, tas pats su jausmais. Tu pamatysi ten, imkim netgi ne savo kažkokį, bet avariją, tai tu nesijuoksi iš tos situacijos, bet tu turi suvokti, kas įvyko ir toliau eiti, o ne sėdėti tame visą laiką. Ta prasme, reikia, jau čia eina truputį ir sąmoningumo, ir ta prasme, ir tokio valdymo savo tų, iš to susideda mūsų gera savijauta, pilnatvė. Vėlgi kūnas, dėl ko mes fitline, dėl to, kad mums reikia gerų medžiagų, dėl to, kad mums reikia gero maisto, dėl to, kad mums reikia judėti, dėl to, kad mums reikia pasirūpinti savo kūnu. Čia vienas iš tų pagrindinių dalykų, kaip viskas organizme yra susiję, ar ne? Kaip sako, ir ta pati tos pačios mintys, ta pati gera energija, gera emocija, visą tai, ar mes norim daryti, ar mes norim, pasakysiu paprastai, merdėti su telefonu ant sofos ir panašiai. Viskas irgi prasideda nuo to fizinio kūno irgi, ar ne? To, ką mes turim, kaip sakau, šiame gyvenime, kaip mašina, kaip įrankį, kuris yra labai sudėtingas, kuriam reikia be galo daug įvairiausių dalelių, bet visą tai veikia ir mūsų mąstysena ir ta mūsų energija galų gale. Nes čia labai pavyzdys yra, man tas taip įstrigęs, kad aš tokį posakį naudoju, kad motyvacija gyvena žarnyne. Ir jeigu ten, kaip pavyzdys, čia užsiminė apie tą fitline, tai dabar šiek tiek pridėsiu, bet į tai labai giliai nelendam, nes šiandien apie tai. Bet vis tiek tai yra kūnas, tai mes. Taip, tai yra teisingai, tai mes, ar ne? Ir kai pasirūpinam tuo savo galų gale tuo pačiu žarnynu, jo sveikata, kas liečia ir mūsų galiausiai hormoninę sistemą, kas pereina tom visom neuroninėm jungtim ir taip toliau ir į smegenis, kaip mes jaučiamės. Ar mes tada būsim energingi, ar pas mus ateis gera nuotaika, ar mes tiesiog norėsim judėti, daryti, kažką veikti, ar mes tiesiog toliau kažką pradėję iš karto numesim, nes galų gale, viskas čia susiję, ar ne? Nes žarnynas užterštas, kaip pavyzdys, ten yra kažkoks disbalansas, veikia mūsų kūną, kad ir mintis, kad mes nieko nenorėtume, tada ta pati energija, jinai pasidaro aplinkui, pasakysiu taip, tamsi, tokia neigiama, slogi ir automatiškai mes neišjudam iš to taško. Ir kitą kartą, taip tada žmonės irgi nepagalvoja apie savo vidų, kol neskauda.
ar ne? Jie tada taip irgi ieško vat, tų išeičių, kaip savo padėti. Yra ir tos psichologinės sesijos, kas irgi tikrai padeda. Bet kol organizmas nesutvarkytas, kad ir kaip bebūtų, nu yra daug sunkiau pasiekti rezultatą. Ir va čia, jeigu jam nepadedam iš vidaus. Nu taip yra. Taip, ir ką aš minėjau, energija. Tai va, energija irgi, netgi jausmų yra skalė. Ir dar žinai, ką pagalvoju, man mintį šokinė. Labai gerai. Vat apie jausmus, žiūrėk, ten baimė, kaltė, pyktis, meilė, visa žmonijos evoliucija jautė tuos pačius jausmus. Mes, kaip pasakyti, jausmai mumise nepasikeitė. Ir man tas toks vakar, žinai, prieš pagalvojant, ką mes kalbėsim, galvoju, va šita vieta nekintanti. Tai reiškia, reikia ją valdyti, nes jausmai visada bus. Ir kaip ir ten yra tos skalės, aš dabar nesigilinsiu, bet yra skalės, kur tie ten baimė, kaltė, visi tie jausmai žemiausi, jau yra žema vibracija, tai tu esi žemos energijos. Tai tu neini ir nešoki, nedainuoji ir nesišypsai. O jeigu tu esi džiaugsme, tu nori, tu entuziastingas, tu kaifuoji gyvenimą, tu turi meilės tą energiją, tai tu vėlgi jau kitaip ir tu net užkreti, nes mes dar ir priminsiu, kad užkrečiam kitus savo energiją, nes mes sąveikaujam. Aš labai mokiausi daug apie energijas, tai čia galėčiau kalbėti. Labai įdomu. Tai žinok ir pasakok, nes ir man labai įdomu. Galėčiau čia daug kalbėti, kadangi aš dar groju dubenim, turbūt dar aš tau neminėjau, ant kūno darau masažą. Tai reiškia, širdies dažnis yra vienas mūsų, galvos kitas ir toliau žemyn vėl kitas. Ir mes turim susinchronizuoti viską. Tai ką dubenys daro, mus susinchronizuoja. Yra ten 9 metalų lydinys, nu ten kosmosas, ką jos daro, tie dubenys. Liūdeliai tie atrodo paprastai. Man patinka sakyti liaudiškai. Tai kas yra? Ir reiškia, mes turim visokias energijas, bet mes su savo energijom dar sąveikaujam su kitais ir kiti sąveikauja su mum. Tai mes dar turim galvoti, ką mes siunčiam į išorę, nes o čia pagrindinis momentas moterim. Moteris gerai jaučiasi, vaikai gerai jaučiasi ir vyras gerai jaučiasi. Taip. Tai mes turim save ypač valyti ir pasikrauti gerą energiją, nes moteriam reikia atsitraukti ir pasikrauti. Tik žiūrint, kur mes, žinau, tu šokiai mėgsti, mes visokių turim variantų. Jo, kiekvienas tą savo taurę geba papildyti skirtingai. Ir irgi pavyzdys galiu pridėti šiek tiek dėl įdomumo, ar ne, kai čia kalbam iš tos pačios veidoskaitos pusės, ar ne, kai sako, žmogus nori pailsėti, bet kiekvienas mes ilsimės skirtingai. Ir sako, kitas žmogus ilsisi galbūt prie televizoriaus, ar ne, jau ten pažiūrėjęs tą filmą, bet kitas su tokiu poilsiu dar labiau pavargs. Kitam poilsis yra aktyvus ir jis turi bėgti, važiuoti dviračiu, ten, nežinau, eiti į žygį, kažkur pakeisti aplinką, judėti, šokti. Jam tai yra poilsis ir kiekvienam žmogui jis yra skirtingas. Bet ta ramybė, ar ne, kur pavyzdžiui pabūti, taip ramiai, kažkur ar miške, visiems gali patinka, viskas patinka visiems. Bet kur žmogus atgauna tą savo vidinę gyvybinę energiją, ar ne? Tai čia kaip pavyzdys, tą tokią ramybę, sėslumą mėgsta žmonės, kurių trumpesni kaklai, ar ne? Tie, kurie turi ilgus, važiuojant ir matai, kad jis yra ilgas, jiems reikia veiksmo. Ir nors galbūt tingisi išeiti, tingisi susiruošti, bet pats geriausias kaifas yra tada, kai tu ten nueini, pabūni ir tada atrodo tiek jautiesi ir džiaugsmingai. Ir aš pati ant savęs esu tikrai pastebėjus, kai atrodo aplink kaip tingiu eiti, kaip nenoriu, bet aš grįžtu užsidegus, pilna energijos, nes tai yra ta vieta, kur mane pakrauna. Kitas galbūt dar labiau nuvargtų po tų šokių ar kažko, bet tas ir yra skirtingų žmonių. Tai pavyzdžiui, jeigu kalbant apie tą veidoskaitą, tai trumpi kaklai, jie mėgsta tą sėslumą, ramumą, kažkur pabūti ramioj toj aplinkoj, toj pačioj, kur yra įpratę. O ilgi kaklai, jie nori keisti aplinkas, jie nori veiksmo, jie nori judėti ir panašiai. Nu, čia kaip pavyzdys, ar ne? Tai
ką norėjau pasakyti, kad tas poilsis ir tos energijos atgavimas, jisai yra labai labai skirtingas. Ir dar vienas dalykas, čia irgi iš patirties toks yra reikalas, kad atrodo, jeigu žmonėms labai trūksta tos gyvybinės energijos, labai svarbu užsiimti va tą širdies veiklą. Ten, kur yra labai faina. Nes per gyvenimą, kai mes turim labai daug įtampų, turim labai daug užduočių, atsakomybių, labai dažnai žmonės pamiršta savo vidų ir padaryti kažką, kas yra gera ir malonu. Nu, kaip tas pats pavyzdys, ar ne? Ar tie patys šokiai, ar ten kokia tapyba, ar kažkoks padainavimas, ar knygos paskaitimas, ar ne? Tai, kas papildo va tą asmeninę taurę. Ir tada atsiranda klaida, jeigu žmonės gavę kažkiek laiko iš karto puola su bele kiek energijos to daryti ir tada perdega. Kai taurė yra tuščia, ją pildyti reikia po truputį, šiek tiek dar paliekant tą tokį neužbaigtą. Nes kaip, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, kokia nors tapyba, ar ne? Man atrodo, va tai, kas pripildo, kas faina, kas jau man to tokio duoda vidinio resurso. Bet jeigu aš čia pulsiu diena iš dienos tą daryti, aš perdegsiu. Man irgi bus jau nebe tas, jau atrodys net nebeįdomu ir vėl ta taurė nebežinosi, ko tu nori. Bet kai tu pamažu pradedi ją pildyti, suinteresuotumas lieka, tu visada lauki ten nueiti, visada lauki to daryti ir tu pamažu save pildai, tau nėra to tokio šuolio persidegimo. Na, čia toks irgi labai svarbus dalykas, kad kai žmonės save nuvaro, kai jau tikrai nėra tos energijos, nėra polėkio ir taip toliau, į tą savo mylimą veiklą įeiti labai palengva, savęs neperspaudžiant. Žinai, tokia mintis man kilo dar apie tais meilės kalbas, visi kalba, kaip gali prisipildyti, reikia surasti savo meilės kalbą, ten galit sužinoti, iš knygų yra apie tai daug kas rašo, ir pildyti save per savo meilės kalbą, tai tu tada duodi savo meilės. Ir tada vėl tu prisipildai. Moterim ypač labai labai svarbu prisipildyti, nes jos yra duodančios, jos kūrybingos ir dėl to yra labai labai svarbu. Tai aišku, visiems svarbu, bet netgi moteriai gerai žinoti ir vyro meilės kalbą, ir vaiko, ar vaikų. Tada tu ir dar padedi prisipildyti jam. Mes atsakingos šeimoje už tuos dalykus, tai dėl to ir sakau. Kaip bebūtų. Taip, kad ir kaip bebūtų. Tai labai, labai įdomi, taip viskas dėliojasi mums. Ir kad irgi tas gal ir labai jau banalus pasakymas, kur dėmesys, ten energija. Kur energija, ten tavo galia. Tai reiškia, jeigu tu taškai, duodi dėmesio kaimynui, ten, jam net neprašant. Ar ten kažką padedi. Arba kai nori padėti, kai tavo pagalbos nieks neprašo, o tu jau ten lendi, nors ir tavo širdis gera, tu nori, bet tavęs neprašo. Būtent. Ir tada tu ištaškai savo energiją, o reikia pirmą atsisukti į save ir pripildyti save, o jau kai pripildai save, esi pilnatvėj, tada gali duoti ir kitiem. Ir ten liejasi jau viskas, kaip pasakyti, nereikia negalvoti apie tai. Savaime viskas vyksta. Ir ką norėjau pasakyti, dėl ko apie tuos 30-40 metų mes pradedam ieškoti savęs, nes mes per kažkokias taisyklės, ne tuos pasirinkimus arba susikloščiusias situacijas, mes nepastebėjom savo potencialų ir jų nerealizuojam. Ir kai mes nerealizuojam savo potencialų, mums ateina 40 ir mes jau duobėj, nes mes nesijaučiam pilni, nesijaučiam pilnatvėj. Ir tas labai labai svarbu, mus juk mokykloje tai nemoko. Nemoko tų dalykų, niekas apie tai nekalba. Jau kažką dabar pradeda kalbėti, kad reiktų daryti. Bet niekas nekalba, ta prasme, nemoko kaip dalyko, kad pažinimo savęs. Ir dėl to, labai labai svarbu save pažinti iš tos pusės, kad žinot, kas tu esi iš tikrųjų. Mus tik tai mokina pagal standartus, pagal taisyklės, ką reikia išmokti. Per protą daugiau einat, sakykime. Tai nėra blogai, bet nėra balanso. O jau kaip per širdį, mūsų per širdį nemokina jausti save, jausti kas tave traukia, gal vaikystėje mes intuityviai tai darom. Žinom, taip. Bet paskui ateina tas proto momentas, nes mes esam taip mokomi ir automatiškai daug žmonių kliaujasi protu.
Aš žinai, gal kaip pasakysiu, vat ką atkreipiau dėmesį. Ir toks labai paradoksalus atrodo dalykas. Čia vat tą pačią mokyklą atsimenant, ar ne? Kad, kaip sako, kokiu keliu nueina kokie žmonės. Ir tie, pavyzdžiui, mokinukai, kurie buvo, vidutiniam lygyje, taip apie 7 pavyzdys, ane? Taip vidutiniškai apie 7. Jie geba nueiti širdies keliu daug geriau nei tie, kurie turėjo 10. Kodėl? Nes kai tu nesi perspaudęs savęs į kažkokią vieną ar kitą pusę, tu renkiesi ten, kur tau labiau faina, kur tu suvoki, kad tau faina, o ne iš proto, kad čia gal bus perspektyvu, čia gal bus naudinga, nes to dabar rinkoje reikia, ten gerai uždirbsiu. Ir vat tie žmonės, kurie pasirenka palei savo širdį pajautimą, kaip sakau, to labiau to 7, nežinau, čia aš dabar tai pagalvoju apie žmonės, savo klasiokus ir panašiai, ir matau, ką jie veikia, kaip jie tai transliuoja, kaip jie gyvena ir panašiai, kaip ar dega jų akys, ar nedega ir taip toliau. Tai va tas kažkaip labai man susirezonavo, todėl norėjau pasidalinti. Ir tada žmogus, kai nueina ten, kur jam faina, jisai tiesiog viduje laimingesnis. O pinigai, jie ateina kaip pasiekmė. Kai žmogus daro iš to, kad jam faina, malonu, patinka, jisai tiesiog tame, kaip sako, aš nejaučiu, kad dirbu, nes man tas veža. Bet į tai reikia, vat sakau, arba būti labai sąmoningam, arba, vat sakau, nežinau, aš taip pat kreipiu dėmesį, kad tiesiog žmonės, kurie per daug savęs neperspaudė mokslo srity mokykloje buvo, tai jie tiesiog tikrai pasirinkę tas sritis, kur daugiau eina link širdies. Ir žinai, dabar kažkaip pagalvojau apie tą potencialą, kai kalbėjau, būtent prigimtinį potencialą. Potencialus gali išvystyti visus, jeigu tu nori, tu gali daryti, ta prasme, bet mes turime iš prigimties jau stipriasias vietas, kur jas reiktų išnaudoti, nes pasauliui to reikia. Ir jeigu mes būtume visi savo potencialo srityse, tai mes darytume darbus, vadinkim darbus, veiklas, gal smagiau skamba, tuos, kurie pagal mūsų širdį, pagal duotybės, pagal mūsų stipriasias savybės, ir nežinau, kosmosas būtų, tada pakiltų visa vibracija vėl apie energijas Žemėje. Bet pažiūrėk, ir tavo aplinkoje, ir mano bent jau, tai tikrai, kiek žmonių dirba dėl pinigų, kad reikia užsidirbti pinigų ir išgyventi. Tai mes trūkome visą laiką. Ir jie nelaimingi, o iš kur lygos atsiranda? Nes tu darai ne tą, ką turėtum. Taip, ir ta prasme, ta liga tai irgi nėra blogai, bet tai yra ženklas, kad tau reikia kažką keisti. Kažkur tu užstrigai, ar kažką tai reikia suprast. Ir reikia stebėti save, iš kur pas mane atsirado psichosomatika. Ir aš, vėlgi čia mes esam visuma. Jeigu tau skauda vienoje vietoje, tai žinok, kažką jau tau signalizuoja kūnas, nes kūnas nemeluoja. Jisai neturi apgavysčių kažkokių tai. Ir gali va taip suprasti, kur tau eit ir apie ką čia yra. Ir tuo tyrinėjimo būdu gali irgi save pažinti. Yra viena praktika. Pabaig, paskui aš pasakysiu apie kūną. Gerai, papasakok. Gerai, kadangi užsiminė apie kūną, tai man atėjo iš karto. Aš ir pati esu bandžius ir tikrai skaičius ne vieną kartą, kai sako, žmogus nežino sprendimo, kurį priimti, ką daryti, ar ne. Vidus žino, tik protas labai dažnai laužo, nes racionaliai pamąsčius, gal kažkoks kitas sprendimas būtų geresnis, proto prasme geresnis. Tai ką sako, kaip su tuo kūno pajautimu? Reikia tiesiog paprastai atsigulti, ramiai, tyloj, aplinkoj ir mąstyti tiek apie vieną sprendimą, tiek apie kitą. Ir kai būna tas iš tikrųjų geras sprendimas, kūnui, galbūt mintis ir bijo, galva bijo, ar ne, protas, bet kūnui bus lengva, nespaus, bus toks ateis ramesnis kažkoks pojūtis. Jeigu tai yra blogas sprendimas, pasijus kažkoks spaudimas, ar ten kojose, ar skrandyje, ar krūtinėje ir panašiai. Tai ten, kur pasijunta kažkoks papildomas spaudimas, tai yra ne širdies sprendimas. Tai yra proto žaidimas, kuris veda ne tuo keliu, kur iš tikrųjų reikėtų eiti. Ir netgi yra panašus pratimas, jeigu sunku kitiem pajausti tokiu būdu, kaip tu sakai, tai galima užsirašyti tuos variantus ant lapelių atskirai.
ir gali arba atsistoti ant to lapelio ir jausti tą, Aha. žinai, kaip čia tą, nu, sprendimą. Sprendimą. Mhm. Jo, arba laikyti rankoje ir jausti užsimerkus. Ir Mhm. irgi kūnas jaučia. Ir tu nežiūri į tą lapelį, tu nežinai, Taip. kokį sprendimą, tada tu jau negali proto sužaisti. Jo. Tu užvertęs tą lapelį ir tada pasižiūri, kuris teisingiausias Jo. tau. Čia ir keliaujant tinka, nu, bet mūsų kūnas, iš esmės mūsų kūnas viską žino, tik mes, nu, einam išmokyti eit per protą. Tai Per irgi, protą ir ignoruoti tuos visus pojūčius savo vidinius. jo, tai labai, labai tas stiprus irgi dalykas. Dar kažkokią mintį turėjau pasakyti, bet jau dabar. Tai tu turėjai, aš nuėjau. tave pertraukiau, kai tu pradėjai pasakoti apie kūną, ar ne? Ir aš tave tada taip sustabdžiau. Pasimiršo, ar ne? Jo, jau dabar nepasakysiu. Imam kitą mintį. Imam kitą mintį. Žinai, kas man, Ingrida, aš tokį klausimą, man dar tavo tas sritis, ar ne, atrodo, kad ir aš čia vieno, ir antro, ir trečio pasimokius, bet vis tiek dar tavo sritis man yra tokia subtili. Taip, tai yra tai, kas protų nesuvokiama, nes pavyzdžiui, vat, ta pati veidoskaita, jinai jau suvokiama protų. Ten yra Logiška, logiška. taisyklės, tu jas išmoksti, nu tai kaip mokslas, nu kiti vadina pseudomokslu, bet tai išmoksti ir taikai. Protui lengva suprasti. Astrologija, taisyklės. Išmoksti ir supranti, išmoksti ten viską Logiškai skaityti. ten išskaičiuoji, Taip, viskas taip, aišku. taip. Astrologija veikia taip pačiai, irgi, ar ne, kur jau ten yra taisyklės, išmoksti. Nu, šokio judesio terapija, ką aš jau, žinai, irgi vat, mokausi ir kas man labai arti širdies, nu čia jau kitaip. Taip, čia jau tie daugiau subtilesni dalykai, čia per daug neišmoksi, čia turi pajausti vat, per tą kūną, per savo mintis, per savo tas emocijas ir panašiai. Bet vat tavo sritis, ar ne, su tom darbas, su tom energijom žmonėm, nu, va čia tai tokia mistika atrodo. Ir kitą kartą, nu, tikrai nepažintas dalykas. Papasakok daugiau apie tą vietą. Vat kaip tu pajauti? Ką tu ten pajauti? Kaip žmonės kitaip pasikeičia po tavo sesijų? Žinok, man gal aš labai ten negazdysiu žmonių. Paprastai aš kartais net nežinau, ką aš darau, bet iš esmės yra tai, kad aš vis tiek mokiausi. Aš mokiausi ir psichosomatiką, ir mokiausi, kaip mes veikiam, ir minčių tą visą, ten yra tas ir psichologija, ten vidinis vaikas, ego ir taip toliau. Aš gilinuosi ištisai. Ir per žmonės aš suvokiau mūsų tuos mechanizmus. Tai čia yra, galima sakyti, kaip išmokstama irgi logiškai. Bet aš naudoju dar ir intuiciją. Ir jeigu energetiškai, tai aš kažkiek tai pasižiūriu, nu kaip esu tam su žmogum vienam lauke, sakykim taip. Bet kaip aš ten darau, man tai viskas savaime gaunasi, aš ten tiesiog klausai žmogaus, stebi jį ir tu jį suvoki iš giliau. Bet sakau, nu čia yra 5-6 metų darbo patirtis. Intuicija pas mane buvo nuo vaikystės stipri, bet nuskanavimas žmogaus jausmus, tai aš tą darydavau, bet daugiau nežinau, ką su tuo veikti. Bet kas yra, mes visi tai turim. Tik vieni gal daugiau, kiti mažiau, vėlgi reikia klausyti savęs. Bet kai kitas žmogus tave veda iš šono, pamato, tu tada dar kitaip suvoki. Sudėlioja tau biskį, kas tu... Man, pavyzdžiui, lengviau, kai su kitu, man pačiai irgi, nes aš irgi su savim dirbu. Ta prasme, ir vėl, matai, kaip čia nenori mūsų... Vėl užstrigo, matai, apie energijas kalbame, energijos ir veikia. Tu man parodė. Būna, kad ir kompiuteris neįsijungia, kai nenori eiti kažkur, viską būna, čia irgi apie energijas. Ir čia ne mistika, visiškai ne mistika. Čia yra natūralus dalykas, ką aš skaičiau knygose, tai labai apie kvantinę fiziką. Čia yra energijos, yra fizika, yra ta kvantinė subtiliosios tos energijos ir tai nėra mistika, reikia tik tai, gal domėtis. Pasidomėti tuo, taip, nes žmonės atmeta tai, bijo to, ko nesupranta, kur neturi žinių, taip.
kas pas juos į stalčiukus neįdėta, tą jie atmeta, tada atrodo randa ir argumentų, kodėl tai gali neveikti, kodėl tai blogai ir panašiai, bet to net nepačiupinėja, net neparagavę ir iš karto gaunasi, vat kaip ir aš sakau, galbūt mistika, žinai, ir panašiai, nes atrodo, kai pats žinių tame daug neturi, bet va tada ir gaunasi toks. Tik žinai, va tai yra tada kita ta žmonių pusė, kur vis tiek, nu, kad ir aš einu per tą žmogaus pažinimą, ar ne, tai aš žinau apie tai, ką tu kalbi, ką pasakoji, aš tuo tikiu ir žinau, kad tai 100% veikia, tiesiog tos metodikos aš neištyrinėjus. Todėl vat irgi atrodo įdomu, aha, tai kaip ten, tai kas ten, tai kaip ten pastebėti, tai kas ten įvyksta, tada ir panašiai. Bet čia todėl, nu, tiesiog, kad aš tame žinių neturiu. Bet Taip, gal tau net nelabai įdomu gilintis, tu žinai, supranti, bet neini į tą gilį, kuo aš jo, labai domėjausi, nes man yra kosmosas, kai tu padedi žmogui, paprastai nieko ten nereikia jokių, tiesiog kalbėsi su juo, pamatai, kaip kas vyksta ir kad žmogus suvoktų pats, ateitų jam tas suvokimas apie save. Ir taip save pažįstam, vieni kitiem padedam ir taip mes keliam savo energetiką, vėl aš apie energijas ir taip gerai, mes gerai. prieki. Taip, labai gerai. Ir ką norėjau pasakyti, yra tipas žmonių, apie ką mes nekalbėjom, kurie nieko nedaro. Absoliučiai. Bet tai irgi yra pasirinkimas. Ir su tuo viskas gerai. Viskas su tuo puiku. Tiesiog jiem nėra noro, jiem nėra poreikio, jie nesidomi, bet vis tiek jie tobulėja. Tik jų kelias lėtesnis ir sunkesnis. Nes jie eina per patirtis, kurias mus įmeta gyvenimas. Ir tada tu gauni suvokimą. Vis tiek tie suvokimai ateina kažkur. Ateina jie, taip, jie ateina. Ir nes aš kaip pavyzdžiui apie save darau, kaip domiuosi ir tobulėju, aš pastebiu save, kas vyksta. Kartojasi tas pats dalykas. Jau 5 kartas, man jis nepatinka. Kodėl jis čia yra? Ir tada pradedi ieškoti, ką tau tas rodo. Nes mums visi žmonės mums yra veidrodis. Ypač šeimoje vaikai, va tu turi mažesnius vaikus, kaip jie elgiasi, ką jie daro, tai tu žinok. Žinok, dabar, kai tu kalbės, net užsirašysiu, pasėmiau tušinį. Matai, per mūsų va šitą pokalbį ir aš mokausi. Mes mokomės vieni iš kitų visi. Ir va, kaip turėtum veidrodį, tai tau vyras yra veidrodis, ką jis transliuoja, tai žinok, kad ten kažkur tau reikia pasižiūrėti, jeigu tau tas nepatinka. Jeigu viskas gerai, tai viskas gerai, tada jūs vienoj vibracijoje. Bet jeigu jis transliuoja ir galvoja, ko jis čia nori, kodėl jis čia kalbėti, kodėl man nepatinka, tada reiktų pasižiūrėti. Vėl su vaikais, ypač iki 8 metų, maks 12. Bet va tie iki 8 metų jie tam pačiam energetiniam lauke su mama, būna ir su tėvu, bet žiūrint su kuo jie labiausiai būna. Taip. Dažniausiai su mama maži vaikai būna labiau susiję. Tai jeigu vaikas rėkia, jeigu vaikas serga, žinok, tu pasižiūrėk į save, pradirbsi savo reikalus, vaikas sveikas. Ir čia mistika irgi, bet čia nėra jokios mistikos, čia yra energijos. Taip, čia yra energija ir šitas 100% veikia. Aš irgi atkreipiau dėmesį, su savo mažuliukų vaikučiu, ar ne, kai būdavo, jeigu su vyru susipykstam, praeis savaitę ir kiek, vaikui atsiras sloga, kažkoks sirguliukas, kažkas pasidarys jam ne taip. Ir tai tikrai būdavo. Ir aš irgi atkreipiau dėmesį į tas sąsajas. Ir galvoju, vaikas susirgo, tai dabar einam atgal, pažiūrim, kas ten buvo. Ir aš tikrai atrasdavau tą mūsų kažkokį pyktį stipresnį kažkur, kur aš pati emociškai blogai pasijusdavau tuo momentu, būdavo blogai. Ir tai atsiliepia visą laiką paskui vaiko energijoje. Ir nuotaikoj, ir hiperaktyvume kažkokiam, ir erzulį. Jeigu aš vaikštau nepatenkinta kažkokia nuliūdus, depresinė ar dar kokia, tai paskui žiūrėk, tikrai mano vaikai irgi tampa irzlesni, nenori klausyti, nenori eiti į bendrą pokalbį kažkokį ir panašiai. Jeigu tik mano energija kitokia, taip, jeigu tik mano energija kita, aš atsigavus, aš čia kažkokia linksmesnė taip toliau,
visiškai kitas santykis su vaiku. Ir šitą man vyras nuolatos kalba. Dažnai sakau, o pastebėjai, vat ir su vyresnėliu, jam 8 metukai, ar ne? Bet vat, mano vyresnėlis tai yra grinai mano energijos vaikas, nu visiškai. Taip. Mažiukas jisai buvo prie manęs, bet dabar jau pas tėtį labiau nuėjęs, bet esmė Jo, tokia, taip kad... pasiskirsto savaime. Jo, bet sakau, ar atkreipiai dėmesį, kad vat su vyresnėliu lengviau, žinai, tipo mažiau ožių, žinai, ir taip toliau. Ir mano vyras sako, o tu atkreipiai dėmesį, kokia tu dabar. Tu kitokia, sako. Tu atsigavus, sako, tu čia kokia laimingesnė, žinai. Tai natūralu, sako, todėl ir jisai toks. Jo, netgi, žinok, kam pilvo skausmai ateina irgi iš tos mamos ar tėvo energijos. Arba, jų ten to santykio. Ir pažiūrėk, kaip, pavyzdžiui, skyrybos atima iš vaikų tiek energijos, nors jie tam nedalyvauja, čia tėtis ir mama dalyvauja, bet vaikai dalyvauja per energetiką. Ką norėjau pasakyti, mes kol šeimoje esam vienam energetiniam lauke. Ir dėl to viską jaučia, ta prasme, vaikai. O mamos, kadangi ten labai stiprus tas ryšys, nu ten su mama vėlgi dar, žinokit, moterys, pasakysiu vieną dalyką. Tikėkit savo vaikais ir kartuokit, kad jūs pasitikit jais, kad jie sugebės padaryti. Nes ten toks stiprus ryšys, mama gali būti toliausia, bet jeigu jinai tiki, tai vaikas irgi pasikėlęs energetiškai ir jisai savim tiki. O jeigu, va Jėzus, kad tik nieks neatsitiktų, žinai, kaip būna toks tipas moterų. Va Jėzus, tai ką aš dabar, dar ypač močiutės mėgsta taip padaryti. Tai žinok, iškart reikia stabdyti, nes iš tikrųjų nuima tiek energijos vaikui. Ir taip, nu tikrai kas nors gali įvykti, gali būti mažo, žinai, dalyko, bet... Nori veidoskaitą susijęs su šitus dalykus? Prašau. Tos moterys, nu vyrai, moterys, bet daugiau moterys, ar ne, nes jos dažniausiai emocionalesnės, palei veidoskaitą, tos, kurios turi plonus kaklus. Nu, va, plonas kaklas, tai skaitosi, kai žiūri į žmogų, ar ne, ir čia turi nuleisti tokią liniją. Tai jeigu ta linija, jinai va čia toks su dideliu tarpu gaunasi, tai vadinasi žmogaus plonas kaklas. Tavo nėra plonas. Tavo vidutinis. Tai va, tai žodžiu, tie tos moterys, kurios va turi čia tą didelį tarpą, va taip nuleidus čia taip liniją, ar ne, tai tos yra tos tokios labiau bailesnės, jos daugiau išsigąsta, jos daugiau turi visokių tų baimių, kad kažkas gali atsitikti. Kitas dalykas, labai prisikalvoja moterys, kurių akys va turi šitą nulinkimą, ar ne, kai va šitas kamputis gaunasi aukščiau, negu kad va šitas akies kamputis. Tai va šitie žmonės, jie irgi yra linkę į pesimizmą, į prisigalvojimą, į visokių dalykų analizavimą, kad čia bus blogai, visų rizikų apgalvojimą ir taip toliau. Tai jie irgi yra iš tos pesimistinės pusės, jie yra atsargesni ir irgi gali prisigalvoti ir apie tuos savo pačius vaikus, kad čia jam ko nenutiktų ir panašiai. Ir dar vienas bruožas, tai kai yra smakras žmogaus, žinot, būna įvairiausių smakrų. Mano matosi atsikišęs, pas kitus būna toks tiesus, o pas kitus būna toks į vidų nugeltas, kur žiūri į veidą ir nuo nosies toks į vidų. Šitie žmonės... Pas mane Ne. Bet tiesiog atkreipkite dėmesį į žmonių veidus, kad tie, kurie turi čia tą nusigvilbimą, ar ne, taip, nu, taip, toks tas tukštas. Tai jie irgi yra bailesni, jie yra atsargesni, jie mato daugiau rizikų, jie ir tik ten apgalvoja, kaip ką kur reikės padaryti, nes jie neina, kaip taip stačia galva, čia viskas bus gerai, čia jums viską padarysiu, jie tada labai atsargiai, bet pas juos ten verda visko, kad čia ir tas gali nutikti, ir čia ta baimė lenda, ir ana baimė lenda. Tai čia, jeigu žiūrint iš veidoskaitos pusės, tai tie keli bruožai, kurie parodo polinkį tokiuose žmonėse. Aišku, viskas yra išaugama, visur galime save išsiugdyti, ištobulinti ir panašiai, bet ta vidinė elgsena žmogaus, pamatinė elgsena, jeigu žmogus su savimi nedirba, jinai yra tokia. Ir kaip sakom, yra moterų, ar ne, kurios ten labai bijo, labai saugo, labai pergyvena, tai daugiau dalis moterų yra tos, kurios turi šitus bruožus. Taip, bet jos daro vaikus silpnais, tada vaikas nepasitikės savim, dėl ko aš pasakoju, nes tai labai labai svarbus dalykas moterims suvokti, ką jos daro su savo vaikais. Nes tada jos silpnina savo tą atžalą, nes visi absoliučiai vaikai yra stiprus. Gal vieni ten kokie lėtesni, kiti greitesni, bet jie visi jie patikintys savim ir pasitikintys ir stiprus.
bet mes Mhm. juos sumažinam, labai mėgstam sumažinti. Ir nėra čia jokių išimčių, tai vat labai įdomu. Žinai, aš dabar tiesi 2 dalykus prisiminiau, kol kalbėjai, aš mokiausi neuroreflekso terapiją, tai reiškia daryti ant veido, kaip pasakyti, balansuoti kūną per veidą. Kaip įdomu. Mhm. Bet mokytoja ką sakė, kad būtent matosi ant veido raukšlių, koks pas tave jausmas dominuoja. Nes, žinai, turbūt čia ir su veidoskaita truputį susiję, bet jinai sako, netgi matosi, kad va tas ten tą jausmą turi, tas tą labai, žinai, tokį kaip pagrindinį. Ir man tas įdomu, kad, žinai, visur mes, net matosi ant veido mūsų jausmai, kurie yra dominuojantis. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, ką mes galim su jausmais daryti, jeigu mes per parą nesusitvarkom su savo jausmu, mes patiriam, čia visą laiką patiriam su jausmu, kuris mus paveikia labai stipriai, tada jis nusėda mūsų kūne. Tai, žodžiu, jeigu ten patyrei, tai supras, kodėl patyrei, kodėl tu tą matėjai. Ten nelabai, nereikia, žinai, kažkokiu tai išradimų, bet tiesiog suprast, kodėl tas jausmas buvo ir paleisti. Čia jau eina apie paleidimą jausmų, žinai. Vėlgi mokiausi pas mano mylimą Lidiją Mačiūnienę. Linkėjimai. Paleidus tą jausmą, jeigu jų per parą nepaleidai, ta prasme, tai nusėda kūne. Ir tada prasideda dar kažkokį jausmą, ir sukasi ratas ir kažkur tai išlenda, ar tai per ligą, ar tai per odos, kažkokiu būdu jis išlenda. Ir gali būti netgi ne toj vietoj, kur prasidėjo, labai čia įdomu, žinau. Netgi ne toj vietoj, kur prasidėjo, bet kur išlys, čia jau biski kita istorija, čia reikia jausti ant veido, jaučiasi kaip metodiką panaudoji. Asme nebūtinai toj vietoj, kur prasidėjo, bet prasidėjusį dalyką, kaip tai priežastį mums reikia pašalinti. Tai dirbi tada jau su veidu, jeigu ta prasme nepradirbai tą jausmą iš karto ir nepaleidai. Žodžiu, mes tokie įdomus mechanizmai, aš kaip vadinu fabrikėliai. Taip, iš tikrųjų, aš tai tokia mašina vadinu mūsų visą kūną, nes aš kaip pagalvoju, kaip viskas ten yra susiję, kaip viskas veikia, kaip be vieno negali veikti kitas, jeigu vieną išimi, kaip kitas papildo, ten o Jezu, kai sako, kuo daugiau įlendi, tai tuo daugiau medžių ir randi. Tai man atrodo, tas kūnas yra kosmosas, o kur dar tie energetiniai laukai, ar ne, tie vadinami kiti kūnai, kurie yra aplink mus, ar ne, ir visa tai susideda iš tų energijų, ką mes paskui ir kaip jaučiam, ir irgi kas mus daro, mums įtaką ir taip toliau, Čia mokslas be ribų, didelis. Mes visada einam ir domimės tuo, daug žmonių šiais laikais domisi šiaip. Labai daug. Jau ir dabar ateina tas amžius, kai žmonės pradeda daugiau domėti šitais dalykais. Nes man atrodo, anksčiau, kai mes augom, tai tas ėjo labai į proto tą erdvę, kad daugiau tą protą išnaudoti, ar ne? O dabar, kai jau ta visuomenė dėl tų visų proto dalykų, mes tikrai jau, kaip ir sakyti, įvaldę, žinom tą sistemą, žinom kaip ką mokytis, kur mokytis, daug labai šaltinių, kur tą protą pamaitinti galima, tai tada atsisuka žmonės ir į tą savo vidų, į tą pamatą, į tas emocijas, į tas energijas, kuris ėjo per amžius, dar nuo tų neandertaliečių, ar ne, kurie visi jautė ir pyktį, ir meilę, ir nusiraminimą, ir jaudulį, ir agresiją, žinai, ir taip toliau. Tai visa tai, man labai patiko ta tavo mintis, su kuria tu pradėjai, taip geras galvoju, nes protą žmonės išlavino, ane, su laiku išlavino, o visa tai, tos visos emocijos, jos atėjo iš tikro nuo neatmenamų laikų. Ir jos visos tos pačios. Visiškai, totaliai tos pačios, pačios energetikos ir tos pačios, bet labai įdomu, kad dėl to, kad mes patiriam šį pasaulį per jausmus, turbūt dėl to ir nesikeičia čia be moksliškų įrodinėjimų. Aš žinai, ko norėčiau paklausti apie tavo šokio tą terapiją, ką duoda šokis ir ką tu gerai papasakok trumpai. Gerai. Tai šokis apskritai, ta šokio judesio terapija, šokio judesio praktika, tai yra vienas iš savęs pažinimo būdų.
kaip aš sakau, bet aš tai vadinu ne tik šokio judesio, man tai yra ir minčių. Nes mes galim kitą kartą tą patį judesį daryti, bet galvojant apie kitą dalyką ir visiškai kūną veikia jau kitaip. Ir va tas šokio judesio terapija tai žiūrėk, yra ir meno terapija, yra, Jėzau, dabar kokia ten, va, ta dailės, kažkokia muzikos terapija ir taip toliau. Tai pačiai yra ir šokio, bet šokis tai nėra ten, kad aš turiu čia bačiatą ar valsą pašokti, ar ne. Šokis tai yra bet koks kūno judesys, kaip tuo metu jam norisi. Gali žmogus gulėti ant žemės ir judinti kojų pirštus ir tai jau bus tuo metu jo šokis, jeigu tuo metu jis jaučia, kad kūnui to reikia. Gali jisai kūlversčius daryti ant žemės, jeigu tuo metu, vat išjaučiant, ar ne, negalvojant, bet pagalvojant, tiesiog pajaučiant, ko aš tuo metu noriu. Gal aš noriu sukristi ir ten visaip judėti sukritus, bet jeigu kūnui tuo metu reikia, tai irgi kai ką apie tave pasako, ar ne? Tai irgi pasako galbūt, kad tu esi kažkokiam liūdnoj savo emocijoje. Vat jeigu tas kaip pavyzdys, kur sakiau, kur nori nukristi ir bilė ten judėti, visaip, gal tuo metu tau ant pečių yra kažkas sunkaus nuo ant pečių, tai čia ta energetinė, kad tu labai daug neši, tu esi pavargęs, tau sunku priimti sprendimus ir automatiškai kūnas, kai tu leidi veikti kaip norisi, o ne taip, kaip aš čia gražiau išjudėsiu, ar aš čia būsiu faina, čia visiems pasirodyti. Jeigu tu judėsi šitaip, tai ne. Bet čia aš jau pertrauksiu, tai čia užslėpti tie jausmai irgi gali būti išlenda. Taip, va čia tame ir esmė. Taip, va tą ir duoda šokio judesio terapija, kad kas kūne užsirakina, va kaip tu irgi pasakoji, kažkur nusėda, tos emocijos nusėda, tai per tą šokio judesio terapiją, per šokio judesio praktiką galima tai išvežti į paviršių ir išsivalyti. Taip galiu sakyti. Ir automatiškai paimant konkrečias temas, per tą visą judesį, kad ir kaip bebūtų, atrodo tik išjudi, kažkaip judi, bet viskas pareina per emocijas, galų gale per ašaras, per juoką, per norą išsirėkti ir taip toliau. Ir man tai yra stebuklingas dalykas, nes aš apskritai ten nuo mažens šokus labai daug, paskui, kai pradedi domėtis tais vidiniais žmogaus dalykais, man čia taip gražiai susijungia šita vieta ir atrodo, tada tu išjudi savo liūdesį, išjudi džiaugsmą, išjudi kažkokį savo pyktį ir kitą kartą, kad ir žmogus būna labai piktas, bet leidi savo išsikratyti ten galvą, plaukus, dar ką nors, atrodo juokingai. Kaip mano mama pirmą kartą pamatė, ką aš ten darau, sako, kaip sekta kokia, kaip jūs ten atrodot ir taip toliau. Dzin, kaip mes atrodom. Nes neįprasta. Taip, neįprasta žmonėms, nes taip anksčiau nieks nedarydavo, ar ne? Ką kaimynai pasakys. Tai, bet tu išjudi, tu paleidi ir žinok, taip lengva, taip gera pasidaro. Žiūrėk, mes neįpratę rodyti savo jausmų ir dėl to tie užspausti dalykai labai gerai, va tam šokio judesį išsivalyti. Nes mes, nuėjus į darbą, tu nesiblaškytum, ta prasme, arba ten į visuomenę nuėjus, nedraskai akių kitiem. Aš žinok, tau pasakysiu savo pirmą patyrimą su šokio judesio terapija, aš kaip pirmą kartą nuėjau. Man tiesiog įdomu buvo tai pasimokyti, tiesiog įeiti į tą. Ir aš atsimenu, pati pirma užduotis. Apšilimas, buvo apšilimas. Paleido tas Giršonas, ar ne, šokio judesio terapijos tas specialistas visas, paleido muziką ir tiesiog reikėjo judėti, tas apšylant, vaikščioti po salę ir judėti, kaip tu jauti, tiesiog atsipalaidavus, kaip ten tau girdisi ta muzika, ką tu nori daryti. Ir aš nesugebėjau išjudėti. Aš vaikščiau kaip gestapas, rankas užsidėjus už nugaros, kaip tarsi savisaugos kažkokia vieta, ar ne. Aš vaikščiau ir aš nesugebėjau judėti, nes man atrodė, va tada viskas lindo. Gėda. Buvo įtampa, gėda, kaip aš čia, va taip ir atrodysiu prieš visus. Va čia labai lindo ta vieta, kad gal aš čia atrodysiu negražiai, kaip ką čia kiti pagalvos apie mane ir panašiai. Ir aš vaikščiojau, ten gal 15-20 minučių tas pirmas pratimas buvo, aš neišjudėjau. Ir aišku, paskui, vedantysis jisai mato, kad yra žmonių, kuriems sunku, davė tam tikrus pratimus, kurie išvedė paskui į tą atsipalaidavimą. Ir kai aš pradėjau judėti, tai aš atsimenu, jaučiau, kad tai buvo tarsi gražiausias mano gyvenimo šokis. Taip, kaip gali išjudėti. Kokia laisvė ateina. Tas toks ir minčių, ir kūno, ir atsipalaidavimo. O Dieve,
atrodo, norėčiau, kad visi tą pajustų. Kokia laisvė ateina, kai žmogus geba nuimti tą visuomenės kiautą. Taip. Ir va tada ir gaunasi Labai toks tarsi svarbu. pasižiūrėjimas į savo vidų, į save, išjautimas, atpalaidavimas, paleidimas tų visų emocijų. Nu, nežinau, man tai yra nuostabus dalykas, aš tikrai labai iš širdies ir su užsidegimu apie tai kalbu. Ir va, kaip tik irgi kitą savaitę turėsiu vėl kursus ir mokymus šitos temos, vėl eisiu mokytis. Tai labai norėčiau ir su moterim tą gyvai daryti. Vis planuoju padaryti šitą dalyką, tą šokio judesio terapiją moterims, bet taip ir neprisiruošiu. Bet tikrai. Aš noriu pasakyti mūsų klausytam, kad aš Maljorkoje patyriau tą dalyką. Aš irgi šoku nuo mažens, bet va to išsilaisvinimo, nu, aš dar seniau, žinai, bet iš savęs, nebuvus kažkokius, bet va, kaip tu vedi, labai, labai, labai malonu, tikrai. Tokia. Ačiū, Ingrida, ačiū labai. Nežinau, tu matai, kaip čia mus sveikina Jurga ir Lidija ir Lina rašo, kad mes šokame. Kaip faina. Tai ačiū visiems, kas žiūrit, mes labai. Tai palauk, tai tada paskaitysiu. Aha, sveiki, malonu matyti Rūtą, malonu ir mums, kad prisijungėt. Paskui Jurgita siunčia širdeles, Jurgita rašo, man teko pajusti ir suprasti Ingridos galią. Oi, kaip faina, vadinasi, sesija kokią slaftą turėjo, šaunuolė Ingrida, iš tikrųjų ir man teko pajusti ir tikrai tą, ką duoda ta sesija su Ingrida, tai jinai tikrai, aš sakau, atveria, išvalo, leidžia pasijusti kitaip, kažkokį tą savo lauką susidėlioti, kaip tu ir kur nori judėti. Nu, čia tikrai stebuklas, kaip faina, kad Jurga parašė. Ir kad Ingrida turi dovaną, kaip prašo Jurga, tai čia faktas. Čia faktas ir tai tikrai yra duota, kaip sakau, iš aukščiau, iš vidaus. Ir kaip gerai, kad tu to neuždarei. Nes kai žmogus tą uždaro kažkur viduj ir paskui bet ir ateina tos ligos, savęs tie persekiojimai ir taip toliau. Anksčiau ar vėliau, nu tas turi ateiti. Tai šaunuolė, kad tu leidi tam būti. Toliau nuostabi tema, ačiū, kad dalinatės. Taip, mes kažkaip iš širdies labai šitą temą, man atrodo, dalinamės su Ingrida. Tai jaučiasi ir matosi. Jo. Merginos, ačiū labai abiems, labai įdomu jūsų klausytis, kaip faina, ačiū labai, kad klausėt. Labukas Ingrida Kristina, kaip užkabino jūsų pokalbis, faina jūs klausyti, man tos temos labai įdomios, skaitau, klausau ir viskas tai susiję tarpusavėje. Taip, kaip smagu, labai labai džiaugiuosi, labai faina. Ačiū, kad merginos, kas vat pakomentavot, tikrai labai malonu gauti ir tą atgalinį ryšį, nes atrodo, kalbam čia mes tarpusavyje, abidvi, ar ne, bet kai kažkas atliepia, kad paliečia, kad malonu, nu, tai atrodo tikrai labai labai verta daryti tą, ką darom, verta kalbėti, verta dalintis, kad pasiekti tų žmonių širdis. O, labai patiko terapija Maljorkoje, tai mūsų visą suartino. Ačiū, Jurgute. Būčiam visiems. Taip, būčiai visiems. Ir, nu, iš tikrųjų, tai ką aš norėjau dar, tu kaip pasakoju, aš kai darau tą, nežinau net kaip pavadinti sesiją, terapiją, tai aš tikrai, nu, žmogus išeina gavęs kažką, tai nėra šnekesys, lelekinimas, tai yra, einam prie reikalo, į gilį. Tai va, žinau, kas nors norėsit, tai kreipkitės, galite rašyti, online darau be problemų, energija visur jaučiama. Taip. Ir rekomenduoju 100%, nes va taip pajusti tas energijas, kas ten vyksta ir tuo metu, kas darosi viduje, kaip tai paliečia, kaip tai atveria emocijas, tą valymąsi vidinį, kur būna kažkas susikaupę, kaip tai parodo kažkokią va tą kryptį, kur žmogui toliau judėti, ar ne? Kaip padeda atsikratyti tam tikrų blokų, tam tikrų suvaržymų mūsų galvoje, kas mus nuo vaikystės priveda prie tam tikrų užsidarimų savyje, ar ne? Tai Ingrida moka visą tai gražiai paliesti, pakrapštyti, kad tai atsivertų ir pamažu išeitų. Per žaizdeles lengvai. Ne visada tai būna patogu ir malonu, bet tai tikrai labai paveikia ir veikia tolimesnę kasdienybę, kaip žmogus juda, veikia, gyvena toliau. Tai tikrai nuoširdžiai rekomenduoju, kaip Jurga sako, turėjau galimybę pajusti Ingridos galią, tai ir aš turėjau galimybę, ačiū Ingrida, ir tikrai nuoširdžiausios rekomendacijos.
Iš tikrųjų, tai man taip smagu, mūsų toks smagus pokalbis, bet jau žinok, mes valandą pračiauškėjom, tai nežinau, ar dar mes tęsim, ar jau gal baigiam žmonėms. Gal gana, nes bus per ilga ir paskui žmonės pavargsta. Taip. Pratęsim kokiu kitų laivų, kada kitą kartą susidėlioja mintis. Būtinai čia jau 100%. Tai ačiū visiems, kas žiūrėjot ir kas dar žiūrėsit. Mylim, apkabinam ir kaip pasakyti, vibruojam irgi tą gerą energiją jum, kad užsikrėstumėt mūsų tuo noru dalintis ir tuo džiaugsmu, entuzijazmu. Ačiū tau, Kristina, kad sutikai pasidalinti, nes man labai nepatinka vienai kalbėtis. Nemėgstu aš. Kartais reikia, bet į eterį, bet man labiau patinka dialogas. Dviese. Taip. Liuks. Ačiū, Ingridėlė, ir tau. Iki pasimatymų.